Sveiki, sveiki, su jumis yra Svajonių Taro. Aš vardu Eglė, žiūrėsiu taroskopą Vėžio ženklo atstovams, kasgi laukia jūsų kovo mėnesį. Pirmi 2 mėnesiai, sausis, vasaris, buvo pakankamai sudėtingas, kovas bus pakankamai daug lengvesnis, taigi pasižiūrėkime, kaipgi kovo mėnesis paveiks jūs, su kuo susidursite, ką patirsite, ką išmoksite. Trauksiu po 3 kortas ir dirbsiu su Ragano Taro kortų kaladėm, o po to žiūrėsiu dar ir kitomis kortomis vidinį pasaulį. Pirma korta, Vėžiam iškrito 8 kardų. Antra korta, Riteris kardų. Ir 9 kardų. Jums kardai labai. Iš tikrųjų, kovo mėnuo Vėžiams nusimato pakankamai sudėtingas. Prašau. Pasimėtė kortos. Nusimato Vėžiam pakankamai sudėtingas periodas. Kovo mėnesį iš tikrųjų matosi, kad įstriksite tam tikrose situacijose arba būsite įstumti į nemalonę poziciją, lyg tai įstumė jūs ar tai darbe, ar santykiuose, apskritai kažkokiu būdu jausitės ir kažkokią kaltę, ar būsite į tokią prispausti prie tam tikrų faktų, prie tam tikrų išgyvenimų, rodo tokius sunkumus, kada jūs ginčite su tam tikrais žmonėmis ir žmonės tikrai įstums jūs į nemalonę poziciją, į nemalonę situaciją, kada turėsite apsiginti. Iš tos situacijos, žinoma, galite išeiti tokiu atveju, kada bandysit kažką spręsti, atsiprašyti, netgi atleisti, galbūt nesijausite kaltas, arba matysite situaciją kitaip sudėtingiau, bet toks sudėtingas. Riteris kardų parodo irgi, kad jūs būsite pakankamai griežti, bendravimas vyks irgi griežtokas, konkretus, galbūt gausite kažkokius dokumentus, galbūt kažkokią žinią nelabai malonę, kada turėsite apsiginti. Tai gali būti teisiniai dokumentai, tai gali būti dokumentai tam tikri susiję su nemaloniais dalykais. Taip pat tai parodo, kad kai kada greitai kažką pasakysite, padarysite neapgalvotai. Ir tai irgi sukels labai daug streso, panikos, nežinosite kaip elgtis, tam tikri žodžiai gali būti žeidintis, darbai, o po to šitoj vietoj įstrigimas ir po to irgi tokia stresinė situacija, kodėl taip pasielgiau, kodėl nusprendžiau taip elgtis. Ir matosi nemiegas, stresas, panika, apatijos, nežinomybė. Labai bus toksai periodas, kad ir psichologiškai būsite palūžę ir, sakykime, bus tokių bangų ir nemiegos, ir streso. Ir, jūs įstriksite tikrai kažkokiose situacijose, Vėžiai, nepavydėtinoj situacijai pasakysiu, ir tai psichologiškai jūs paveiks. Vienus gali paveikti stipriau, kada jau galbūt net reikalingas medikamentinis gydymas, kitiems tai gali būti tiesiog tam tikras stresas, nemiega, kitiems pasireikšti fobijomis, kažkokiamis baimėmis, nežinomybė, abejonėmis savim, nepasitikėjimu. Tai kovo mėnuo nusimato toks sudėtingas. Pasižiūrėkime jūsų emocinį kovo mėnesio emocinę būseną. Kas čia krenta? Amžinai besiskleidžianti rožė, besąlyginis atsivėrimas, tai vyksta ne jums, o dėl jūsų. Iš tikrųjų turėsite daug ką apmastyti savo gyvenimą, kaip matosi, jeigu įstringote toj situacijai, tai čia irgi vyksta tam tikri atsivėrimai, reiškia, pamatysite tam tikrus faktus, pamatysite tam tikrų žmonių galbūt veidus, tam tikras situacijas atsidarysite, kada jūs pamatysite, kaip iš tikrųjų viskas vyksta, gal darbe, gal santykiuose, gal su pažįstamais, gal apskritai kažkas vyksta šiuo metu ir tam tikras, kaip sakykime, matote, kaip iš tikrųjų viskas yra. Ir tai nevyksta jums, tai reiškia, tie pokyčiai ne dėl jūsų kaltės, tai reiškia, kiti žmonės tos pokyčius padarė, bet kažkokiu būdu dėl jūsų tai daro, kad jūs pamatytumėte iš tikrųjų, kaip iš tikrųjų situacija yra, galbūt buvote kurį laiką tam tikroje hipnozėje, nematėte
netikėjote, nenorėjote jos priimti, tos informacijos, arba tiesiog vengėte kažkokių problemų sprendimo, problemų aiškinimasi, arba nenorėjote, tiesiog galbūt ignoravo tam tikrus faktus, o dabar įvyks taip, tam tikras lūžis, kada jau dėl jūsų yra keičiamos tam tikros transformaciniai dalykai ir tie pokyčiai, norit, nenorit, jūs pamatysit tikruosius faktus, tikruosius veidus žmonių, tikruosius poelgius žmonių ir tie pokyčiai jums atneš tam tikrą supratimą, kodėl tai įvyko ir kodėl jūs atsidūrėte. Nebegalėsit jau ignoruoti, jau viskas. Čia turi įvykti tas lūžis, kad tiesiog pereitume tam tikrą transformacinį periodą. Aišku, tas transformacinis periodas, kaip matau, jums kovo mėnesį bus pakankamai nemalonus. Taip. Išsekimas. Išsekote, pavargote. Nemokate, dabar bus toks periodas, kol nemokėsite atsipalaiduoti, būsite pastoviai išsekę. Išsekimo korta tai yra tokia korta, kuri visą laiką sako, kad reikia pažiūrėti jau giliau į vidų. Reiškia, persidirbote, pervargote darbuose, gyvenime, santykiuose, gal vaikus žiūrite, gal rutina kažkokia. Išsekimas, kada jau neskiriate nei poilsiui laiko, nei savo sveikato žiūrite, nei apskritai toksai išsekimas gali atkristi labai stipriai ir pati korta visgi sako, kad atėjo laikas savim pasirūpinti, nes per daug išsekote, per daug galbūt vengėte atsakomybių, vat ir išsekimas irgi eina, kad ir sveikata gali atkristi, ir finansai galbūt, ir meilė, ir išsekote, nes pervargote, jau gaunasi taip, kad nežiūrite savo aš, nežiūrite savųjų sprendimų, gaunasi toksai išžiūvimas, ne, pasižiūrėkit per vidurį žmogeliukas, visiškai pavargęs, visiškai pasenęs. Ir, tai yra tokia korta, kada sako, nekeisi nieko, bus tik blogiau, tu jau pervargai, tau reikia atostogų, tau reikia pokyčių, tau galbūt keisti darbą reikia, nes ten jau netampi, šeima, santykiai irgi galbūt tokie sudėtingi. Pažiūrėkime iš pinigų orakulo, kasgi čia eina. Ne visą laiką tai kalba apie pinigus. Jums iškrito 2 kortas, žinokite. Nes iškrito jos, tiesiog man. Pirma korta, truputėlį linko net, parodo autoritetą, kad jūs imsitės tam tikrų rolių, užimsite aukštas pareigas, visi labai jūs gerbs, būkite labai užtikrinti, pasitikintis. Autoriteto korta, galbūt jūs galbūt gavote paaukštinimą ir tas išsekimas irgi yra dėl pareigų pakėlimo, o po to eina socialinis statusas, kad pasieksite labai aukštus bendravimo lygius, labai bendravimas ir tik nepatapkite arogantiški, pasipūtę, nes va čia matosi klestėjimas darbe, patobulėjimas finansiniai prasmei, galbūt pakelimas pareigose, labai daug kur bendrausite, kalbėsite, dalyvausite tam tikrose, toks užimtas periodas, bet žinokit, tas užimtas periodas truputį atneša jam ir išsekimą, pavargimą, ir pati korta rodo, nebūkite vėžiai arogantiški, nes arogantiškumas gali pakenkti jums. Tarkim, jeigu jūs pakelta nosim, visi ten menkėjo, viskas jūs gerai, jūs tobulėjo, jūs visi... Nebūna taip. Galbūt jūs norėsite kažkokiu būdu kai kam įgelti, o tas įgelimas paveiks jūs iš tikrųjų. Ir bendraudami su žmonėmis labai galvokite, ką sakote, kaip tai parodote, nes tai labai atsižvelgs į jūsų ateitį, į tai, kaip jūs save parodysit kaip lyderį. Lyderis turi būti išmintingas, lyderis turi galvoti, ką sako, lyderis turi galvoti, kaip pasiekti tam tikrų tikslų. Taip, tai jūs išsekins, taip jūs išvargins, bet mokėkite ir pamedituoti tam tikrų periodų, atraskite laiko savo, nes kortos kalba, kad jūs neatrasite laiko savo arba nenorėsite skirti savo laiko. Bet tai turėsite vis tiek padaryti ir tam tikram transformacija pas jūs tikrai įvyks. Bent jau piniguose ir karjerai seksis puikiai. Tai va, su jumis buvo Svajonė Tarot. Ačiū, kad buvote. Iki. Palikit komentarus, ar patiko.